bolševikai tegul žino, kad dar kartą žygis bus, iš miško ir iš beržyno, vyrajams paruoš kapus, iš miško ir iš beržyno, vyrajams paruoš kapus. velnias buvo jos išnešęs, Bet sugrįžo alkani, neprašytas mums nesvečias, pavaišinsi mirtimi. Neprašytas mums nesvečias, pavaišinsi mirtimi. ir sustos prie vyro vyras, Dėl trispalvė plėlasos, gal iš šiol globoja girios, tiestos ginti Lietuvos. Sveikinu su švente. Ačiū. Broliai ir sesės šauliai susirinkę į Tauragės šaulių įsikūrimo 105-asias metinės, paminėti jas renginiu, ir kviečiu mūsų kuopos šaulį, operos solistą Liudą Mikalauską pradėti mūsų renginį Lietuvos Respublikos himnu. Broliai ir sesės šauliai, šiandien mes esame istorinio įvykio liudininkai. Minime Tauragės šaulių 105-asias gimimo metines. Krašte savivaliaujant bermontininkams, plėšikaujant, žudant taikius gyventojus, burtis į savigynos būrius, o vėliau ir į šaulius. Žymesni susirėmimai vyko Šilalės ir Skaudvilės apylinkėse. Ir šių istorinių įvykių verpetė ir išdavoje pirmoji Tauragės šaulių skyriaus valdyba buvo išrinkta 1919 m. spalio 13 dieną. Taigi, broliai ir sesės šauliai, ši data ir yra mūsų Tauragės šaulių gimimo data.
Pinigų jisai siūlė visai neėmė, tai yra joje tokia kaip dovana, reiškia, Šaulių sąjungai ir kuopai. Ir tas jo poelgis toksai įkvėpė ir mus daryti gerus darbus. Tai mes dabar su Antanu pasirašysim sutartį, kuri yra juridiškai įteisinta kaip dovana. Dovana mūsų kuopai Šaulių sąjungai. Ką tik buvome svarbaus istorinio įvykio liudytojai. Kadangi Antanas Kiniulis paminėjo ir mano pavardę, tai aš tik tais noriu pasakyti, kad 50 metų laikotarpis, tas, kuris buvo sovietinės okupacijos, tai buvo taip pat kova tęsiama, reali kova, ir tos kovos dalyviai žvelgia į mus iš šitų nuotraukų. Noriu pakviesti Šaulį, operos solistą Liudą Mikalauską, mūsų renginį papuošti daina. Su kuo ir prieš ką tu eini, kodėl tu draskai man krūtinę ir ko tu taip ieškai many. Tėvynė tu mano, tėvynė, su kuo ir išsaugokį duoną ir viltį, iš lūpų kalbos neapynę, su kuo ir prieš ką tu eini, kodėl tu draskai man krūtinę ir ko tu taip ieškai many, ir ko tu taip ieškai many, ir ko tu taip ieškai many. Gerbiamas vadė, gerbiamas Seimo narys, gerbiamas merė, gerbiami miesto žmonės, gerbiami šauliai. Aišku, gaila, kad čia jaunųjų šaulių nėra, bet nieko nepadarysi. Jaunimui reikia pamiegoti, jie mus palaikys. Tai daug nekalbėdamas ir jūsų nevargindamas, nuoširdžiai sveikinu su šia gražia švente. Ką norėčiau pasakyti? Kaip vyresnysis džiaugiuosi, kad mūsų gretos stiprėja. Tai ko noriu pasidžiaugti tą dvasią ir pasakyti, pavyzdžiui, vakar Jurbarke buvau šventėj, tai meras pasakė, sako, kuo aš remčiausi pirmiausia, tai remčiausi šauliais. Jei kažkas atsitiktų, tai taip iš tiesų yra tie žmonės, kurie, reiškia, šitą kaip ir Spartoj senovės, tai šimtai tų spartiečių atsilaikė prieš legionus. Tai susijaudinau po tokios gražios maestro dainos, tai šitą iš tiesų sveikinu su švente ir linkiu gražios dienos, kaip ir šiandien. Ačiū Jums. Ačiū rinktinės vadui. Labai malonu, kad bus pasveikinti atvyko Tauragės rajono savivaldybės meras šaulys Dovydas Kaminskas. Prašom. Labadiena, rinktinės vadė, kuopos vadė, tauragiščiai, sveiki broliai, sesės šauliai. Laikas eina labai greitai ir štai jau 105 metai, kaip Šaulių sąjunga veikia Tauragėje. Kaip ir minėjo gerbiamas Antanas, tiek Raimondas, kuris puikiai išmano istoriją, buvo visokių nuopolių,
išpolių ir okupacija, žinoma, bet būtent, kai žiūrime į tų vyrų veidus, kurie buvo partizanai, kurie kovojo pogrindyje prieš sovietų kariuomenę, tai net nebejoju, kad visi jie yra ir buvo prieš tą karą, jie buvo šauliai. Nes jie yra tos dvasios nešėjai, jie yra tos tėvynės meiliai nešėjai ir įprasmintojai. Tai ačiū šauliai su gimimo diena ir su stipria kasdienė veikla. Pirmiausia, artimui, paskui savo bendruomeniai, savo miestui ir savo tėvyniai Lietuvai. Vardan tos. Gerbiami šauliai, rinktinės ir kuopų vadai, gerbiamas merė, svečiai susirinkę į šį prasmingą paminėjimą. Šiandieną sveikinant su 105-oju gimtadieniu, norisi daug kartų jums sakyti ačiū. Norisi dėkoti už besąlygišką meilę Lietuvai tėvyniai, už besąlygišką meilę mūsų kraštui Tauragiai, kiekvienam tauragiškiui, mūsų bendruomeniai. Jūsų dėka mes tikrai galime jaustis saugus. Jūs buvote tie, kurie buvote priešakinėse linijose pirmieji, kuomet valstybė susidūrė su pandemijos iššūkiu, jūs padėjote tą suvaldyti, jūs buvote pirmieji, kurie ėmėtės iniciatyvos rinkti paramą, pagalbą Ukrainai. Ten pat man teko dalyvauti ir matyti jūsų entuziazmą, jūsų užsidegimą ir jūs iki šiol tai darote, vežate paramą Ukrainai, didžiulė pagarba jums. Norisi džiaugtis, kad Šaulių sąjunga auga, jaunųjų šaulių veikla. Matau, stebiu jūsų įvairias misijas, jūsų dalyvavimą įvairiuose mokymuose. Tai tikrai tobulėjate, augate ir čia yra didžiulė pagarba. Tai šią progą taip pat aš noriu įteikti ir keletą padėkų jums. Padėka už neblėstantį atsidavimą ir meilę Lietuvai Sigitui Ozgirdui. Jūsų entuziazmas, neišsenganti energija ir nuoširdus įsitraukimas ne tik įkvėpia aplinkinius, bet ir prisideda prie mūsų visų gerovės bei saugios Lietuvos užtikrinimui. Padėka už neblėstantį atsidavimą ir meilę Lietuvai Virginijui Jokubauskui, už nuolatinę paramą Ukrainai ir besąlygišką meilę Lietuvai. Jūsų tarnystė stiprina valstybę, o nuoširdus darbas yra tikras pavyzdys kiekvienam piliečiui. Taip pat padėką įteikti noriu Edvinui Benečiui. Padėka įteikiama Ramūnui Kybartui. Taip pat padėka už neblėstantį atsidavimą ir meilę Lietuvai Danieliui Saukevičiui. Padėka įteikiama Vladui Laurinavičiui. Sekanti padėka Vytautui Domikui. Padėka Juozui Berneckiui. Kurį laiką mes neteikėm savo kuopas apdovanojimams ir padėkoms, bet šį kartą atsilygysim beveik visiems. Tai aš paskaitysiu padėkas, o vadas įteiks. Už pavyzdingą tarnystę Šaulių sąjungoje Jolitai Vilmeitienei. Už pavyzdingą ir aktyvią šaulišką veiklą, pilietinės iniciatyvas ir patriotiškumo palaikymą visuomenėje Romualdui Stasyčiui. Šiandien yra tokia kaip dviguba šventė mūsų kietam žemaičiui Kęstučiui Jurgelevičiui. Jis vakar atšventė savo jubiliejų, pasveikysim kartu ir šią progą.
Taip, apdovanojimas Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklų už nuopelnus Šaulių sąjungai 3 laipsnio. Pasirašo sąjungos vadas Linas Idzelis. Ir su gimtadieniu, ir su medaliu. Sveikiname, dėkojam. Ir dar tau reikia pakeisti pareigybinį ženklą. Paaukštinam į būrio vadą. Vado! Žmogus tik tiek grįžo, 5 valandą, o jau čia dabar reikia atrodo, kad šaulys yra. Žmonėms sulaukus gražą jubilėjaus, nesakau kiek, bet yra labai sudėtinga išrinkti dovanas, kadangi žmonės sulaukia, jau jie viską turi gyvenime užgyvenę. Tai mes nupirkom tokią dovaną, nerodysiu ką, bet čia tikrai tiks visiems vyram. 9 labui. Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklų už nuopelnus Šaulių sąjungai 3 laipsnio. Virginijus Jokubauskas. Pasižymėjimo ženklų už nuopelnus Šaulių sąjungai 3 laipsnio. Vytautui Domikui. Tai yra mūsų šaulys, kurį galima bet kada pasikviesti dieną ir naktį į pagalbą. Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklus už nuopelnus Šaulių sąjungai 3 laipsnio. Vidmantas Vilimaitis. Šaulį Liudą Mikalauską, kuris kovoja su priešu be ginklą savo balsu. Jo balsas įkvėpia mums kovinę dvasią. Labai džiaugiamės, Liudai, kad tu atvykai. Tu turi daug svarbių reikalų, bet tu vis tiek surandi laiką mus aplankyti. Vertas. Taip pat norėtumėm pakviesti Onutę Kurlinkienę, mūsų maitintoją, kuri visose šventėse mus vaišino koše. Kol ranka, Lietuva, gyvuos Lietuva. Tad išsaugokit ateities kartos. Vienybėje susitiksime.
Lietuva,